Sveiki draugai, važiavam galų gale atskrydom į Tailandą, dabar Bankokė, Rimo taršo vaisius vietinius, žodžiu skrydį sunku. Bet nieko, pavalgėm ten sriubų, diena tęsės, gavom viešbučio kambariuką, mano meilė sėdė, pavargė būdų žiauriai, norim ilsėtis, bet nusprendėm, kad dar reikia pavalgyti. Tai žodžiu, užsisakėm fried rice, gurkšnuojam vietinį alutį, valgysim ir eisim turbūt miegoti, kadangi esam jau virš paros be miego. Rimai atėjo maistas, fried rice'as, žodžiu, turėtų būti labai skanu, ne važiuoti? Ne. Neblogai? Labai skanu. Labai skanu, super. Tai va šitą porciją ryžių fried rice kainavo 7 batų, tai yra 2 eurai, o alaus vienas šitas kaviniai kainuoja 100 jų pinigų, kas yra 3 eurai. Tai va, nice. Ragausim krokodilėnus pirmą kartą, išmiegojom iki 9 vakaro ir nusprendėm, kad reikia pereiti per naktinį Bankoką, prasižiūrėti. Žodžiu, dėl to krokodilo tai paėmėm. Sūrų, aštrų. Ragausi? Ne. Negaliu pasakyti, ką primena. Tiesiog mėsa. Labai paprieskuniuota mėsa. Normaliai. Jie draugai, nėra labai rytas pas mus. Šiandien miegojom iki 9. Žiūrėkite mano raudoną burokėlį. Karšta labai, einam į pelas, kad užeiti į vidų reikia būtinai vyram ir moterim būti su kelniam, moterim su ilgom rankojam, vyram užtenka prastos maikutės. Pagrindinis mūsų dalykas yra į šitą pelas užeiti ir daugiau kaip ir niekur neįsi. Maštabas ir dydis pažeminės perės. Ten yra tualetai, ten yra išėjimas į mūsų reikalingą vietą. Žodžiu, tai visai gerai, ne? Pažiūrėkite mano burokėlį. Tikrai tvanku ir karšta. Pasidėsim kokias 10 minučių, atvėsim, nes galva apsineša labai smarkiai. Nepripratę mes esam, gal prie šito dar neklimatizavomės. Prabanga. Su Rima galvojam, kad padirbus kokias 100 tūkstančių metų, nieko nevalgius ir panašiai. Tai gal vieną plytelę iš čia ir nusipirktume, arba skulptūrą, vieną šitą kokią nors. Jo, fainai, leidom dieną, pasivaikščiom, karštą, Rimos veidas nuėjo, kaip matot, nebe burokėlis. Atsisėdom kavinukę, po ventiliatorium išgerti po bokaliuką alaus. Žodžiu, rytoj 4 ryto turim skrydį. Čiangmajų, jo, į šiaurę. Dėl grįžimo atgal, jeigu netyčia negrįšim atgal, apie ką aš šneku. Nu gerai, aš tai nuo žnyplių tada pradėsiu. Dėl žnyplė nevalgoma. Kokia nesąmonė? Pilvelė, lauž pilvelė. O rytoj jau būsim šiauriai, kur vėsiau. Tai kaip ir jo, šiaurė. Rimo marškinėlius labai gražius nusipirko. Taip, ploni, fainiai, ilgom rankojom. Vat. Tai tiek. Parodėm, kaip valgom skorpioną. Neskanus. Neskanus. Ne, pasimaukit. Atvykom į šiaurę, čia gerokai vėsiau, šiek tiek apsiniaukia, tai mažoji, tu ne taip pusė, aš tai filmuoti negaliu, kai tu taip pusė. Žodžiu, labai geras oras, neprakaituoji, savo eini ramiai. Žodžiu, pavargęs jaučiuosi, Rimo turbūt irgi, nes mažai miego, kadangi 4 ryto jau turėjom sėsti taksą. Užmygti anksti nepavyksta, nes nusimušęs dar visiškai nuo laiko juostas. Tai dabar pavalgėm, eisim, turbūt nusnausim. Dar užpildysim dokus, kad išsinuomot mašiną. Ir šiaip kažkaip tai taip. Taigi, draugai, prasidėjo mūsų važinėjimai galų gale. Žodžiu,
mažutis, galia mūsų vairuotojas irgi eina pasivaišėt, visai fainą gidą susiradom, yra apie ką pašnekėti, žodžiu, jis vairuoja, mes čilautinam, privežė mus prie antro pasaulinio karo tilto. Vakar nedarėm daug video dėl to, kad buvo organizacinė diena, susirašinėjom vienu metu gal su 5 šitais gydais, derinom kainas ir visą kitą, vieni labai brangiai norėjo, kiti mažiau, bet vėlgi viskas suderinti buvo pakankamai sunku. Tai, žodžiu, apsistojom prie šito gydo vien dėl to, kad vaibas geras ir, ta prasme, jis paskambino, labai fainai šnekėjo, draugiškai ir panašiai. Tai kaip ir buvo dėl to pasirinktas sprendimas jį imti, jis buvo šitiek brangiau negu kitas gydas. Čia mūsų gydas. Hai. Hey. O, ten kalnai, oras šiandien gražus, labai šilta, labai gera. Sveiki, draugai. Atvarėme į kanjoną dienos metu. Ir paskui atvažiuosim vakare palyginti, kaip atrodo viskas. Nes čia sakė, saulėlydis labai geras. Dabar, jeigu kamera drebės, jo, nepykit, nes aš labai bijau. Ir čia labai siaura. O aš bijau aukščio ir fucking, kai man kojas dreba. Gerai, žiūrėjau kur plačiau. Ten aš neįsiu, net nesvajokit. Jau pažiūrėkit šitą siaurumą ir žmogus išėjo tiesiog. Ten palei kraštą reikia eiti, tai? Eina, šiek. Supratau. Gerai, bandau be kameros daeiti, nes čia gali liūdnai man baigtis. Žodžiu, prabėgom per tos tarpelius. Pridūsam biškį. Bet koks vaizdelis, hebrytė. Čia vat viskas, kas išmindyta, galima eiti. Ten vat tas takas, viską galima eiti. Truputį prieis prie krašto, kad įsivaizduotumėt. Jo, tai... Žodžiu, kažkaip taip. Gydas jokias. I'm afraid of the heights, so you know. Oh, really? Yeah. Tai vat, tai kažkaip tai taip. Kai tu eini ir nusprendi pakelti galvą aukštyn, palauk, kur tas oras, vat. Ir va toks va draugelis kabo. Jums taip sąžiningai nesumelavus, kaip mano delnas didumo. Bet jų negalima valgyti, aš paklausiu. Žodžiu, toks tuneliukas, eit krakliuką pasižiūrėti. Einam, pažiūrim. Tai čia visai neblogai bus. Žinau, minutė ėjimo kažkokio neįdomu žiūrėti. Ne mano reikalas. Labas rytas. Koks rytas, 9 jau rytą. Žodžiu, atvarėm į Hot Springus. Zuikienas jau įlindęs, aš irgi įkišau kojas. Šilta, čia gera. Tu neišgriūk, pas tai telefonas tenai. Tu neįmirk tenai, neįmirk per smarkiai. Paskui persringinėt reikės čia lauke. Pasipliuškensim ir važiuosim į labai smagias olas. Gerai, einu ir aš pabraidyti. Pakilom į tokį neblogą kalniuką. Greitai padarau video, padarėm kelias nuotraukas, suvalgėm po dešrelę. Kai vaizdelis. Ką? Ir ten kalnai, debesis ir panašiai, žodžiu, viskas susilieja į vieną. Labai gerai. Atvarėm iki olų. Žodžiu, yra 3 olas, tai kainuoja 600 batų. Tai dabar einam per džiunglių tokį taką. Žodžiu, mūsų vedlys su lempa. Neaišku, kiek mums čia reikės varyti. Tai pasiėmėm gydą su savimi. Vis tiek jisai šneka su vietiniais jų kalba. Ir jis gal galės kažką papasakoti apie tos urvus arba išversti į anglų kalbą. Tai manau, kad turėtų būti visai faina. Pridusau eidamas, atrodo biški čia kalniukas, o aš pridusau, Bet ten man tolumoje yra žmonės su prožektoriais. Olos yra didžiulės, lašo ant rankos, ką tik nulaišėjo vanduo. Kažkaip tai kol kas taip. Ką, draugai, užlipom 50 000 laiptukų į antrą urvą. Ir biški laisvesnė vieta, kur galima, žinot, kažką tai gal nufilmuoti ar pažiūrėti, padarau video. Lipėjom per tokį grindį. Ten man laiptai, kur šviečia šviesa, ten žmonės, reiškia, eina. Jo, nes čia tik tai gydai turi lempastas. Mūsų laukia tie laiveliai. Žodžiu, pažiūrėkit, koks vaizdelis. Ta prasme, esmė, kad šitas vyras valo šikšnosparnių kakučius, nes jie ten viršui skraido. Ir čia didžiulė ta ola.
ten lipom į viršų, tenai buvo dar viena ola. Mažutė, kaip tu? Matai šysena jokia. Ir va tai va, jie pasisadina nuo 1 iki 4, 5 su irkluotu. Ir va tai va, jie varo. Gerai, mūsų laukia. Verta kiekvieno savo cento šitą išvyką. Faina, man čia netokie miškai kaip Lietuvoje ir man gražu. Dabar yra 19 laipsnių, pučia toks vėsus vėjelis, žinot, toks pavasario arba rudens vėsus vėjelis, bet dar kai bobų vasara, kažkas tokio. Nedidelis šitas takas, bet mes dar stosim čia prie krioklių ir panašiai, tai žodžiu, šiandien turėtų būti irgi įspūdingų nuotraukų ir įspūdingų video. Sveiki draugai, dar kartelį atvarėm į tokią šventyklą jų ir panašiai. Čia stovi viena, ten antra prie jos mes dar prieisim, tai nežinau, jeigu atvirai, kokią progą čia jinai padaryti ar panašiai, bet vaizdelis iš čia labai įspūdingas. Tiesiog bandau nefilmuoti labai daug žmonių. Kie medeliai. Aš sakau Rimai, kad čia bulvės pasodintas, jinai sako, kad čia gėlytės. Aš manau, kad čia geriau būtų bulvės pasodinę. Bulvės irgi turi gėlytės. Būtų daugiau naudos, nes pas jos bulvių nėra valgyti. Galų gale gavom vaizdu, nes buvom aukščiausiam tam taške, tai viskas medžiasi ir panašiai, tai nieko nesimato. Aš nežinau, ar jūs nusipelnė šito vaizdo, dėl to, kad jūs nifiga nerašot komentarų, jokių nieko neklausėt, nieko jau neįdomu, bet jūs matot, lyja čia, aš būsiu geras ir vis tiek jums tai parodysiu. Pažiūrėkit jūs į šitą dydį. Ir ten vaivorykštė matos. Kiek vandens. Ir viskas, mano akiniai jau šlapi. Rima, žiūrėkit, va irgi jau šlaputėlis. Eik, tu savo, kaip gerai. Diena ne veltui. Nu gerai, draugai, pasigrožėkit, ramybę kokią. Kairėjas papučia, va ten kaip kursus net. Jo. Žodžiu, vaizdas, kur starimo nuotrauka Longen, atrodo taip, nulupi žievelę. Ir išimi juodą kauliuką ir valgai. Šiaip įdomus paskonis, saldus. Man visai patiko. Kai visada milijardai laiptukų. Kodėl liftą negali pastatyti? Pastatė generatorių, pastatė liftą, atvažiavo ponas Marius su ponia Rima ir užkėlė jos. Ne, negalima. Eikit, kankinkitės. Žodžiu, Marius nori valgyti, Marius piktas. Bet vieta verta. Pusės valandos kelio. Labai neblogai. Jo, labai neblogai. Žodžiu, dabar grįžimas link mašinos. Be laiptukų, ačiū Dievui. Per apatinę dalį. Ir jinai va taip atrodo. Kaip čia kalne oro trūksta visada. Aš storas, aš čia nepralysiu. Ir va tokį va tuneliukų reikia siaurai grįžinėti gal į parkingą. Vėl uždūsęs. Varėm 360 laiptukų į šventyklą. Jinai yra Čiangmajui, viena iš seniausių šventyklų, kuri buvo pastatyta rankytėm ir panašiai. Viskas buvo nešta rankom arba arkliukais, nes nebuvo kelio. Vat. Ir šią dar norėjau pasakyti, bet pamiršau. Žodžiu, paskutinė mūsų diena Čiangmajui. Tai bus tokia labiau čilautinė. Tai va, tai šventiklėlė, mažutėlis mano irgi jau labiau atsigavęs negu aš. Jinai negeria alaus ir beveik nerūko, tai jai lengviau. Nu ką, dabar pažiūrėkim aplinką. Ką, pasiruošite dar?
Ir ten eina dar toliau, dar nusileisimės tenai. Kadangi šiandien mūsų diena baigėsi šiek tiek anksčiau, tai išėjom pasivaikščioti per Čiangmai naktinį turgų, kadangi šalia jo gyvenam. Net nežinojom, kad jis toks didelis šiandien. Labai sunku su Rima vaikščioti, nes jinai neleidžia pinigų leisti, nes mes turim taupyti. Tai jeigu negausite dovanų, žinokit, kad čia jinai kalta. Matėt, strauks kokia. Aš jį rodu, o žiūrėk, tas faina, anas faina, trečias faina. Jinai nuo visur mane tempia, nieko neleidžia pirkti. Nupirka tik tą durianos. Šitą gabaliuką mes sumokėjom 130 batų, kas yra nepigų kaip už vaisių, bet jis yra pats brangiausias vaisius Tailande. Pažiūrėkite jos veido išraišką, jinai labai norėjo ir jinai dabar jį ragaus. Daug pavosti šis. O, tu šikta, tu durna. Fū, net vidurių susuka, iš karto, ko noriu. Tai turbūt visas, nukas tiesiog ir kask, nu. Eik, tai jis ir atrodo prastai, blemba, be reikalo ištaškyti pinigai darbuoti. Jos skonis yra šiaip geras. Čiam ne skorpioną graužti. Ir tipo geras skonis? Jo, žinok, skonis. Gerai, tik dėl jūsų draugai aš rizikuoju. Tuoj palauk biškį. Gerai, davai. Negeras jos skonis. Negeras. Negeras jos skonis. Ne, geras. Visko čia yra, bet nieko nusipirkti negaliu. Sakau, per tą ponę iš galo. Vis tiek kažką nusipirksiu. Vakar nebuvo jokio video, nes skrydom visą dieną, ten lėktuvai vėlavo, bėgom į kitus lėktuvus, paskui nuomuotą autobusiuką bėgom, žodžiu, po prakaitų, bėgte, be maisto, nebuvo laiko sustoti, valgyti, nusipirkti nieko visiškai. Esam Kolanta saloje, turim transporto priemonę, va tas baltas eržilas yra mūsų transporto priemonė, galų gale aš Rimą vežiuosiu, o ne Rima mane. Ką, planas dabar papusryčiauti, o paskui bandysim dasimušti iki vandens. Čia visa sala, man atrodo, gal 30 km skersai, tai gal ją apvažiuosim visą, o rytoj gal kokią ekskursinį ieškosim ar dar kažką. Tik dėl jūsų kilogramai adrenalino mano kelnėse. Tuoj parodysiu, apie ką šneku. Žodžiu, nacionalinis parkas. Atvažiavom į kitą salos galą, čia jau pabaiga salos. Tai ratuko apsuksiu. Pakankamai čia aukštai. Aš dar ant tokio šitą palipėjęs, Rimasikas, ant kiek žemiau negu aš. Palei kraštą trynas. Labai ten ne šitą patį, nevepliauk. Žodžiu, va, džiunglės, vanduo, ten salos, laivelis. Į tą pusę kateris mūsų kodė, ten vietinis van laivelis, plaukė tolumoj. Jo, reikės imti turistinį į salas. Kaip tu? Gražu? Gražu. Gražu, aš irgi sakau, reikėti kur paplūdimį gal pasidėti akimirką, ne? Kokią 20 minutėlių ar panašiai pailsėti. Tai vat. Čia yra ne zoologijos sodas, čia yra išgelbėjimo vieta. Šitas drambliukas yra visiškai aklas. Bet jis labai draugiškas ir panašiai, jam katarakta buvo ar kažkas tai tokio, tai turi problemų su, nu, visiškai nemato. Tai su juo reikia šiek tiek atsargiai, nes jis žaismingas dar toksai. Anas dramblys buvo jodinėjimui skirtas ir jam sulaužyta šita ausis yra ir žmonės pasistengė jį sužaloti. Tas drambliukas tampė rąstus. Ir jam vienas rastas papuolė į akį ir jie pakino, o anas yra šviežias, dar tik tai porą savaičių, tai su juo reikia atsargiau, nes jis dar nepripratęs prie žmonių maitinimo, tai gali stumtelti. Plaukiam su laiveliais, dabar visus išmetė iš valčių, žodžiu, plūduriuoja čionai, mes kadangi su Rima nemokam plaukti, tai mes savo ramiai pasidėsime valtyje ir pafilmuosim, pafotografuosim ką nors. Va, mažutis, ilgom rankovėm, audimukas, viskas paruošta, bet kadangi reikia iš valties šokti, tai nusprendėm, kad nešokinėsimės iš valties.
Ir va toks atvaizdas šitą. Nuotolinis kamera miškė. 45 minutės šiandien galima varyti. Nu, turbūt ten vandenį labai gražu. Jeigu mums įdomu, kodėl aš be akinių, tai priežastis labai svari. Dėl tokio kranto sustojom pietų. Šiandien šitoj nuostabioj vietoj. Ten gydas padarė mums valgyti prie medžio. Mes čia su Rima pavalgėm. Ir šitoj vietoj Rima praplaukė pati 10 metrų. Kelis kartus po 10 metrų. Žodžiu, labai smagiai pasiplūdriavom. Vanduo šiltas, nežinau, gal valandą pramirkom. Bet pažiūrėkit, koks įspūdingas vaizdas. Lėtai praviniosiu, kad jums būtų matyti. Su tokiom valtelėm mes atplaukėm šiandien, 20 žmonių. Ir vat, aš manau, neužilgo jau ir mes turbūt ruošimės ir plauksim. Apie ką norėjau pašnekėti? Pagrindinis dalykas Tailande tai yra turbūt kainos, visiems įdomu, kaip čia yra brangu ir panašiai. Tai kainos yra toks lyginis dalykas. Mes pusryčiam ir pietum jau varėm į tą vietą. Radom tokį vietinį, fainą kavinukę, iš bambuko padarytas tipo tokia pavėsinė ir tenai, žodžiu, nematau, kad šneku, ir tenai vietinė virtuvėlė. Mes dviese ten pusryčius su kava, su viskuo, man atrodo, mes maksimum ten sumokėjom 200 batų, bet šiandien ryte, pavyzdžiui, valgiam pusryčius su vandeniu ten, nes kavo namukė atsigeriam, turim arbatinuką, tai pasidarom 3 viename, kaip pripratę. Vat, ir mokam 100 batų. Ir man atrodo, vakar vakarienės mes važiavam irgi sumokėjom 140 batų, kas nėra brangu. Kas iš vis nėra brangu. Čia yra gal 4 eurai. 4 ten link 5. O šiandien nuvarėm į paplūdimį. Prie paplūdimį atsisėsti pavalgyti, alė žiūrint į vandenį ir taip toliau. Tai sumokėjom, aš pasiėmiau burgerį su bulvytėm, Rima pasiėmė tų pačių keptų ryžių su daržovėm. Be kiaušinio ten ir panašiai, ten visą laiką reikia paaiškinti šitą dalyką. Ir atsigerti nieko neturėjom, nes turėjom vandens, turėjom spraito, žodžiu, tai sumokėjom 340 batų, tai 200 daugiau, tai galėjom mes realiai pavalgyti 3 kartus už šitą pinigų sumą, bet norėjęs prie vandens tiesiog. Tai dėl ko aš vedu visą šitą video, kad realiai čia galima, bet kas gali rasti prabangą ir arba pigumą tiesiog paieškojus, net nereikia smarkiai ieškoti. Mum išdavė vietinį labai svarbų dalyką, kur matai, kad neparašyta anglų kalba. Ten eik ir valgyk, ten bus vietinė virtuvė ir bus pigiau ir tai yra tiesa, bet dažniausiai ten, kur tu nematai ant išorės anglų kalbos, jinai būna meniu vis tiek įtraukta ir tu drąsiai gali suprasti, ką ten pardavinėja. Esam Krabi saloj, atėjom į tokį palei upę taką, sakykim, ir labai gražų vaizdą. Čia yra tokia didžiulio dovana. Lemputės padarytos, Rimasikas jau kažkur pabėgo namais. Ai ne, van stovi jinai. Rimasikai, tu kur pabėgai? Dovanėlė mano, kur pabėgai? Aš jau išėjau iš dovanos. Išėjau iš dovanos. Žodžiu, toks tuneliukas. Atsuksiu kamerą į save, kad nefilmuot žmonių, nes ne visiems patinka, kaip žinot. Ten man yra ta dovana gale. Ir einam į... Taip, matau. Ir einam į tuneliuką su šviesom. Kur mažutis? Mažutė tu čia? Mažutė. Tu ne iš tos pusės vėl, ašgi nepatogu man ranką pasukti. Žodžiu, ruošiamės varyti namo. Liko šiandien ir rytoj. Rytoj Bankoke būsim. Vėlgi tik vakarą ir iš ryto skrendam į Vilnių. Tiksliau, ne į Vilnių. Kur mes pradžiai skrendam? Į Helsinkį, o paskui į Vilnių. Žodžiu, vėl apie 16 valandų kelionės, tai bus linksma.